O dabar jums papasakosiu, kaip atlikti Priekinį fleką. front handspring, tai FHS, ne? Tas pats judesys kaip atbulinio fleko, tik į priekį. Aišku, sunkiau, nes nematai nieko. Dabar aš jums parodysiu iš šono, kaip atrodo. Taigi priekinis flekas yra vienas judesių, kurie vadinami varlytę. Nes daug kas nusileidžia ant dviejų kojų ir pritupia. O visa esmė... Pritup dar. Pritupt? Taip. Gerai. O visa esmė priekinio fleko tai yra, kad tai tas judesys, kurį norit išmokti, norint mokintis Websterį atlikti. Nes tai yra judesys tas pats, tik tiek, kad rankas padedi. Labai padeda treniruojant visą Websterio judesį. Taigi, o dabar technika. Aš darau nuo dešinės kojos, kaip ir erielį, kaip ir saulutę, kaip ir andatą, kaip ir visus kitus ten sidetripą, ten panašiai. Taigi aš statau dešinę koją. Tas pats galioja kaip ir andatui. Su kairė užblokuoji, dešinę blokuoji. Statai rankas kuo arčiau kojos, bet nepamirškit, kad reikia atsispirti nuo dešinės kojos, jeigu per dešinę darbą. Kairę moja atgal, jau kaip padėjai rankas. Nesuglaudi kojų. Pradžiai labai bus sunku nesuglaus kojų, bet geriau neglaus. Taigi, pastatai rankas, moji koją, atsispiri nuo dešinės kojos, su rankom atsispiri ir išsileidi, jau kaip persiverti. Aišku, nematysit žemės, bus labai sunku orientuotis, kada reikia išsileisti. Statot kairę koją, dešinę ir nusileidžiu. Dar kartą parodau. Tarada, priekinis flekas. Prašau, viskas gerai? Viskas gerai.